Kas man telpa į žodį laimė? Labai sunkus klausimas. Iš tiesų tai labai paprastos akimirkos, turbūt gebėjimas pastebėti paprastus dalykus kasdien, vaiko šypseną, juoką, pašnekėsi, puodelis kavos su artimu žmogum, pasivaikščiojimas gamtoj. Tai ir tuo pačiu tas gebėjimas džiaugtis tuo, nes pas mus gyvenime, pas kiekvieną, sakyčiau, tikrai galim rasti daug gerų dalykų, bet klausimas, o kiek mes juos pastebim ir kiek apie juos pagalvojam ar pajaučiam tik tai tada, kai netenkam, tai vat, ta galimybė ir gebėjimas pastebėti tuos labai labai paprastus dalykus. Krentančius lapus spalvotus ar žydinčius kaštonus, tai ir yra laimė. Man žodis šeima tai yra mama, tėtis ir vaikas, arba vaikai, tai aišku yra ir per asmeninę patirtį, ir tai yra artimas ryšys. O tai yra augimas kartu, buvimas kartu, dalinimasis džiaugsmais, dalinimasis liūdesiu. Tai yra šeima. O laimė šeimoje tai yra, kai visa šeima susėda kartu vakarienės ir dalinasi tuo, kaip sekėsi per dieną, kaip mes jaučiamės, ką patyrėm. Tai yra, kai mes klausėme vienas kito, kaip sekasi, kaip jautiesi. Ir kai jaučiam, kad galim išsakyti ne tik tai, kas yra gera ar gražu, bet ir tai, kas mus liūdina, skaudina, tai galbūt ką mes norėtume keisti ar tobulinti. Tai yra tas nuoširdumas, atvirumas ir vis tiek, man tai yra apie tokį augimą kartu. Mes auginam vaikus, bet ir vaikai mūsų augina, sakyčiau. Mes kartu augam, tas ryšys ir buvimas kartu, kuris augina.